Norint pridėti naują darbuotoją, visų pirma reikia atidaryti skiltį personalas. Spaudžiame mygtuką pridėti darbuotoją. Šalia atsivėrusiame lange suvedame visą reikalingą darbuotojo informaciją. Pagal poreikį suvedame tabelio numerį, socialinio draudimo numerį, telefono numerį. Tuomet darbuotojai priskiriame padalinį, kuriame šis dirbs. Įvedame darbuotojo pareigas, jo darbo krūvį. Parenkame sutarties pradžios datą ir įtraukiame į grafiką. Darbuotojo pridėjimui be sutarties veiksmų seka išlieka analogiška. Skiltį pridėti etatą išjungiame, tokiu būdu darbuotojas bus sukuriamas be sutarties. Tokio tipo darbuotojas gali prisijungti prie sistemos, tačiau darbo grafike jo nematysime. Pasirenkame darbuotoją be sutarties ir einame į skiltį paskyra. Čia suvedame jo elektroninio pašto adresą. Spaudžiame mygtuką siųsti. Kai darbuotojas patvirtins pakvietimą, suvestu elektroninio pašto adresu gaus pranešimus iš Opta sistemos. Skiltyje sistemos rolės šiam darbuotojui galime priskirti teises pažymėdami šalia esančią varnelę. Užvedę pelytę ant ekrane matomo simbolio, šalia atsiras paaiškinimas, kokius leidimus konkreti teisė suteikia.